Trakai tai nedidukas Lietuvos miestas, suvaidinęs milžinišką vaidmenį mūsų tautos istorijoje. Trakų krašto istoriją kūrė didūs vyrai – kunigaikštis Kęstutis, Vytautas Didysis ir kiti. Šalia jų visada buvo jų ištikimos moterys. Jo žengė greta savo garsių vyrų, lydėjo džiaugsmo valandomis ir padėjo tragiškomis akimirkomis. Savo maršrute siūlome susipažinti su jau gerai pažįstamomis vietomis nauju aspektu – per žinomų moterų gyvenimus. Norime jums pristatyti skirtingų epochų moteris, kurios įsiamžino mūsų krašto istorijoje. Sužinosite, kokiai moteriai kryžiuočių ordino magistras surengė karališkas iškilmes, kas turėjo įtakos Trakų miesto atsiradimui, o taip pat apie meilės istoriją, pakerėjusią visą Europą ir daug kitų dar negirdėtų įdomių faktų. Karalienės, kunigaikštienės, grafienės, žmonos, dvarų valdytojos. Kviečiame pasinerti į praeitį ir žengti žymių moterų istorijos pėdsakais.